Metam pėdų pemzas ir visas dildes. Antras dalykas, tai yra pėdas tepame kremu. Trečias dalykas, mylim save, stebim savo sveikatą ir reaguojam į ištikusią problemą čia ir dabar, bet nestengiamės ją maskuoti, jos sprendimą atidėti vėlesniam laikui. Pėdos yra tokia galūnė, kurios nieks nemato ir jai priežiūros nereikia, taip žmonėm atrodo. Ir kai klausiu žmogaus, tai kodėl tu netepi pėdų, sako, nemėgstu aš to riebalo. Bet čia jau kyla pavojus. Jeigu atšoko nagas, vadinasi, ten yra ertmė, kurioje, kaip ir minėjau, renkasi viskas, bet kas tik įmanoma. Ir jeigu mes tokį pažeistą nagą užlakuojam, mes prie visos tos terpės, kur yra šilta, drėgna, visokių bakterijų dauginasi, sukuriam tamsą, mes gaunam tokį trigubą efektą, tai jeigu yra poreikis, yra noras, tikrai galima kaukės rinktis, bet tik norėčiau pabrėžti ir 3 šauktukus raudonus padėti, jokių būdų nesirinkite tokias kaukės, kurios parduodamos eiliniai maisto prekių parduotuviai, kur rašo, jog nusilupa, atsinaujina visa oda ir kojos tampa pėdos kaip kūdikio. Sveiki visi, esu Dovilė ir šiandien filmuosime pokalbį, podcastą su Monika Lavrukaitė, podologijos specialiste, ir mūsų tema bus pėdų priežiūra namuose klientam, kurie turi tiek sveikas pėdas, tiek probleminės. Sveiki, labai malonu, Dovilė, kad pakvietėt padaryti tokį įrašą, dėl to, kad iš tikrųjų dauguma žmonių susiduria su problemomis arba netgi nežino, kaip tinkamai prižiūrėti savo pėdas namuose. Tai aš norėčiau trumpai prisistatyti, kad esu Monika Lavrukaitė, dirbu su probleminėmis pėdomis ir mano darbo stažas jau yra 8 metai. Ir mano kabinetą aplanko dažniausiai žmonės, kurie turi problemų ir nebežino, kaip su jom susitvarkyti, nežino jų pedikiūro meistrai, kaip su jomis susitvarkyti. Ir man labai džiugu, kad dabar 21 amžiuje klesti socialiniai tinklai, vyksta įvairiausi pokalbiai, podcastai, kur mes galim šviesti savo visuomenę, žmonės ir užsiimti tam tikrą prevenciją, kad tų problemų pas mus nedaugėtų, o mažėtų. Taip, ačiū Monika, labai teisingai pabrėžėt, kad būtent estetinio pedikiūro meistras nežino šitų problemų, o chirurgai labai dažnai minimalių problemų atsisako tvarkyti, kadangi tai yra per maža problema, tai chirurginių sprendimų nelabai daro, tai klientui belieka kreiptis į podologą. Tai kalbant apie podologiją, būtų įdomu, kad pristatytumėt klientui, apibrėžtumėt, kas tai yra. Gal truputėlį pradėsiu iš toliau apie patį žodį podologija, apie patį podologą. Noriu pradėti, kaip sakau, iš toliau dėl to, kad mes Lietuvoje dėja neturim tokios specialybės, mes neturim lietuvių kalbos žodyne tokio žodžio kaip podologas. Mums tai yra visiškai svetimkūnis, kuris tik dabar po truputį pradeda įeiti į mūsų visuomenę ir atsiranda poreikis tokiai profesijai. Žinoma, tai nebus taip, kad per metus laiko mes turėsim tikrą specialybę, kur galėsim konkrečiai siaurai mokytis to, bet po truputį jau iškyla poreikis. Tai žodžiu, podologas, podologija, tai yra daugiau užsienio profesija, galima įvardinti, ir jinai skiriasi tuo, kad tai yra labai konkrečiai ir siaurai specializuota profesija, kuri apima probleminių pėdų priežiūrą. Estetikos ir lakuotų nagų podologai neatlieka. Tai atlieka tiesiog pedikiūro meistrai. Lietuvoje mes turime kosmetikos specialybę, ko gero taip dabar jinai vadinasi, kur kolegijose, profesinėse mokyklose moko atlikti ir manikiūrą, ir pedikiūrą, ir depiliaciją, ir makijažą, ir antakius tvarkyti. Žodžiu, tai yra iš tikrųjų labai platus toks spektras gražių paslaugų.
Tai mes dėja Lietuvoje, kaip ir minėjau, tokios specializacijos neturim, bet tas poreikis atsiranda ir ką mes galim daryti, tai tiesiog gilintis ir plėsti savo žinias, važiuodami į užsienį. Taip kaip ir aš darau. Lietuvoje dėja mes neturim iš ko mokytis, tai aš važiuoju į užsienį. Perku tenais paskaitas, mokausi iš gydytojų, mokausi iš būtent podologų, nes kitose šalise tai yra jau priskiriama prie medicinos srities ir mes galim iš tokių dėstytojų mokytis. Į Lietuvą jie taip pat atvažiuoja ir irgi dėsto. Tai tikiuosi, kad su laiku mes galėsim stoti į kolegijas, į universitetus ir būtent mokytis podologijos. Kaip ir minėjau, tai yra labai siaura specializacija susijusi su probleminių pėdų priežiūra. Ir dar ką norėčiau paminėti, kad užsienyje tai yra labai super specialybė, kuri tandemų dirba su medikais. Pavyzdžiui, žmogus kreipiasi į dermatologą ir sako, va žiūrėkit, pas mane yra kažkoks pageltas nagas. Aš nežinau, ką su to daryti, kas tai yra. Na ir gydytojas, turėdamas kompetenciją, jisai gali atlikti tyrimus ir paskirti gydymą. Tai va, tarkim, jeigu ir tai nustato medikas, kad yra nagų grybelis, visada jisai siunčia pas podologą, tam, kad podologas mechaniškai nuimtų pažeistą dalį, tai yra, taip paprasčiau išsireikšiu, kad sumažintų grybelio pažeistą koloniją ir vaistai efektyviau suveiktų. Tai labai smagu, kad tai yra toks darbas tandemų, gydytojas gydo, podologas paruošia nago plokštelę arba odą, kad tas gydymas būtų efektyvus. Tai aš tikiuosi, kad tai bus ir Lietuvoje. Labai tikimės, nes kaip suprantu, vis tiek susidomėjimas yra ir žmonės susiduria su problemom ir tada atsiranda ieškojimas, o kai klientai ieško, meistrai aišku domisi. Tai tarkim, tada tuo metu, kiek laiko reiktų atlikti pedikiūrą, būtent tam, kad išspręsti problemas, kurios atsiranda, ar grybelis, ar hiperkeratozė. Vienareikšmiško atsakymo, kad per mėnesį, per metus nėra, nes vienas klientas gali ateiti ir sakyti, žiūrėkit, vakar nusimušiau nagą, vakar pas mane atsirado problema ir jis čia ir dabar ims naudoti kažkokias priemonės, pradės rinkti informaciją, kreipsis į visus įmanomus specialistus, o kitas žmogus savo problemą ignoruos dešimtmečiais. Ir jų, vadinkim, gelbėjimo operacija vienam gali trukti pusę metų, kitam jau gali būti taip, kad tu tiesiog nieko nebepadėsi, nes tai yra per vėlu. Viskas, šaukštai yra po pietų. Tai vienareikšmiškai atsakyti, kas kiek laiko, tai yra sunku, tai priklauso nuo kažkokios problemos. Bet jeigu mes kalbam apie tiesiog estetinį pedikiūrą, ką gali atlikti visi Lietuvos meistrai, kurie užsiema estetiką, tai iš esmės nedažniau kaip kartą per mėnesį. Nes odos regeneracinis ciklas yra maždaug apie 28-30 dienų. Tai kas 30 maždaug dienų galima atlikti pedikiūrą. Bet vėlgi, aš visada esu atvira su savo klientais ir jeigu matau, kad nėra poreikio eiti kiekvieną mėnesį, tai sakau, jeigu jūsų piniginė leidžia ir jeigu jūs turit norą, taip, žinoma, jūs vaikščiokit. Bet jeigu matot, kad piniginė rauda kiekvieną mėnesį, tai galima ir tiesiog naudotis tokia paslauga pagal poreikį. Supratau, o jeigu nagučiai sveiki, tai tikriausiai tik pas estetinio pedikiūro meistrą. Taip, kadangi Lietuvoje, kaip ir minėjau, mes neturim tokio mokslo ir mes neturim labai daug specialistų, tiek kiek, pavyzdžiui, estetinio pedikiūro meistrų, tai labai yra sunku pradėti valdyti srautus. Nes pas mane dažniausiai kreipiasi žmonės, kurie turi, kaip ir minėjau, tam tikras pėdų problemas. Ir aš esu linkus padėti tiem žmonėm, kurie turi tokių problemų. Ir jeigu aš paimsiu sveiko kliento pėdas, tai aš negalėsiu padėti tam žmogui, kuris ieško pagalbos ir nežino, kur kreiptis, nes tiesiog tų meistrų yra vienetai. Tai sakyčiau, kad pas estetinio pedikiūro meistrą galima kreiptis, kai yra sveiki nagai, sveikos pėdos, jūs norite gauti daugiau tą estetinę procedūrą. Supratau. Tai tarkim, jeigu klientas laikosi jūsų nurodymų, rekomendacijų ir lankosi
pas podologą kartą į mėnesį, arba jeigu neturi problemų, pas estetinio pedikiūro meistrą kartą į mėnesį, kokia būtų pėdų priežiūra namuose. Tokia vat jau elementari, minimali. Aš gal neišskirčiau labai ten probleminio kliento ar ne, arba estetinio, nes vis tiek tai skiriasi. Pas vieną gali būti nagų grybelis, kur reikia medikamentinio gydymo įsikišimo ir toks žmogus jau turi ateiti pažeistos plokštelės valymui kas mėnesį, o kitas gali tiesiog neturėti jokių problemų ir jam reikia eilinės bazinės namų priežiūros. Tai gal šitoj vietoj norėčiau papasakoti apie paprastą pėdų priežiūrą namuose, ką galim kiekvienas iš mūsų dėl savęs padaryti, ar turim problemų, ar neturim. Tai pirmas dalykas, ką rekomenduoju, tai išmeskit visas pėdų dildes, pemzas ir nustokite drožti savo odą. Čia būtų tikriausiai visiems didelis surprizas, toks Tikrai patarimas, taip. nes dauguma galvoja tikriausiai atvirkščiai. Tikrai taip, bet Tikrai dažna problema. Labai dažna problema ir tai būna visų kitų problemų pamatas. Kodėl taip yra? Bet klientas pasiėmė pemzą, nuėjo į vonią, pasitrynė. Vis tiek mums yra nepatogu tai daryti, nes reikia susilenkti. Vieni žmonės turi antsvorį, kiti didesnį pilvą, moteris galbūt nėštume yra, galbūt turi kažkokių klubų problemų. Tie patys vyresnio amžiaus žmonės. Tie patys vyresnio amžiaus žmonės ir visi tos kulnus patrina bet kaip. Mums išorinę pusę patogiau pasiekti, dėl to mes naudojam daugiau jėgos, bet kai reikia pasiekti vidinę pusę, mūsų jau ligsvara balansuoja ir ta vidinė pusė būna tokia, kiek patryniau, tiek išėjo. O dešinė pusė visada būna nutrinta. Ir ties šita vieta prasideda problemos. Dėl to, kad dažniausiai klientas paskui tingi teptis pėdas kremu. Po 3 dienų ta subraižyta oda... Va šitoj vietoj dar trumpai pertrauksiu, tikriausiai tas kremas turi būti ne rankom ir ne kūnui skirtas. Taip, tikrai taip, tai turi būti specializuotas pėdų kremas pagal kažkokią problematiką. Jeigu nėra problemų, tai tiesiog bazinis kremas. Tai vat po to pėdos patrinimo praėjus 3 dienom, tie visi mūsų odos subraižymai, kadangi jie nėra tinkamai nušveisti, neužpoliruoti, kremu buvo netepta, jie atsišerpetoja. Ir žmogus gulėdamas lovoje braukia per patalynę kulną ir jaučia, kad viskas kabinasi. Bėga į dušą ir vėl pasiema pemzą, vėl pasiema dildę, trina ir vėl netepa ir vėl po 3 dienų užsisuka tas ratas. Žodžiu, žmogus pats savo susikūrė problemą ir paskui nebežino, ką jam daryti ir kaip išeiti. Tai vat koks būtų jūsų patarimas, ką daryti? Tai tiesiog, jeigu dar nepaėmėt pemzos, dildės, neimkit, nepirkit, jeigu turit, išmeskit, nes namuose jinai tikrai yra nereikalinga. Šiuo atveju akivaizdu. Pirmas dalykas, taip. Antras dalykas, jeigu norit naudotis pedikiūro paslaugomis, tai susiraskit kompetitingą estetinio pedikiūro meistrą ir pas jį lankykitės, jis jums parinks ir kremus pagal jūsų, kad ir minimalią kažkokią problematiką. Nes toks žmogus, dirbdamas šioje srityje, jis mato, ar jūsų pėda gausiai prakaituoja. Jis jums gali tada parinkti kažkokias tai priemonės nuo prakaitavimo. Galbūt pas jūs yra sausa oda ir jai reikia drėkinimo, o galbūt yra šerpetojanti oda ir irgi reikia tam tikros priežiūros. Toliau trečias dalykas, tai tiesiog tepkit kremu pėdas. O kokios būtų jūsų rekomendacijos? Tarkim, čia matau, turim keletą kremų, tai gal kažką galėtumėt apie tai papasakoti? Taip, didžioji dauguma klientų, kurie ateina pas mane, bet aš jiems visada užduodu klausimą ir sakau, tik nemeluokit, atsakykit savo, ne man, bet kad aš tai girdėčiau. Ar tepat pėdas kremu? Ir 99% klientų pasakys, netepu. Ir tu užduodi klausimą, o kodėl? Kažką neatskirta pėdom. Bet dažniausiai netepa, nes kažkodėl veido mes nepamirštam, nes visi jį mato, o pėdos yra tokia galūnė, kurios nieks nemato ir jai priežiūros nereikia, taip žmonėm atrodo. Ir kai klausiu žmogaus, tai kodėl tu netepi pėdų, sako, nemėgstu aš to riebalo. Tai aš noriu pasakyti, kad rinkoje mes turim labai daug gamintojų, mes turim labai daug skirtingų konsistencijų, skirtingų kremų.
Tai reikia tiesiog rasti tinkamą kremą. Jeigu žmogus nemėgsta riebalo, nemėgsta teptis, nemėgsta to riebaus pojūčio, jis tada slidinėja, yra alternatyva, kurią ne kiekvienas, aišku, gamintojas pėdų priežiūros turi, tai yra pėdų putos. Kuo skiriasi putos nuo kremo, tai yra konsistencija. Kremas visada yra sunkesnis, riebesnis, jam reikia ilgiau laiko tiesiog susigerti, o putos yra pagamintos lengvos konsistencijos. Ar yra skirtumas pagal sezoniškumą, tarkim vasarą, žiemą? Ne, iš principo nėra, tai yra tiesiog skirtumas technologijai. Ar tu gamini kremą, kuris yra tiesiog toks sunkesnis, ar tu gamini putas, nes putas visada greičiau susigeria. Žinoma, vasarą pagal visą poreikį ir pagal klientų atsiliepimus visi naudoja tik putas, nes jos momentaliai susigeria, o žinot, vasarą karšta, visos moterys avi basutes, aukštakulnius, tikrai dėvi atvirą avalynę ir labai būtų nemalonu pasitepus kremu, siauti, slidinėti. Taip, slidinėti ir turėti riziką susižeisti. Taip, iš tikrųjų taip. Tai gal galėtumėt trumpai pristatyti iš savo rekomendacijos porą produktų būtent iš šitos linijos putų pagrindų. Kaip ir minėjau, tų gamintojų yra daug, aš pati turiu savo elektroninę parduotuvę ir... Gal galėtumėt prisistatyti jos pavadinimą arba mes įkelsime trumpą nuorodėlę, kur galėsit ir pasižiūrėti plačiau. Taip, tai vadinasi Nagų sprendimai, kaip ir mano įmonė, mano socialiniai tinklai, tik mano Instagramas, kitaip vadinasi mano vardu pavardę. Ir mano e-shopas gimė dėl to, kad aš jį sukūriau prieš karantiną porą dienų ir aš visada turėjau viziją, kad man labai daug žmonių rašydavo, va turiu tokią problemą, kokį kremą rekomenduotum ir tie klausimai pradėjo kartotis. O aš žinau, kad dirbu su tam tikrom firmom, dėl to, kad man jos patinka, jos yra patikimos, tai yra... Kokios šalies tai firma? Tai yra skirtingos, dažniausiai vokiečių, bet labai neblogus produktus turi mūsų kaimynai Lenkai ir dalį produktų perku turkų gamintojo, bet irgi ne visos priemonės man patinka. Tai yra atrinkti jūs, taip, atrinkti produktai. Ir kai žmonės man tiesiog pradėjo uždavinėti tos pačius klausimus ir aš suprantu, kad aš sugaištu šitiek daug laiko atsakinėdama tą patį per tą patį, galvoju, reikia pasidaryti savo elektroninę parduotuvę, kur aš ant savo klientų realiai ištestuoju produktus, susirenku jų feedbacką, atsiliepimus ir jeigu man tinka pačiai, matau pati rezultatus, mano klientai tą produktą giria, aš jį įdėsiu į elektroninę parduotuvę. Kad žmogui, kuris klausia manęs, kokią priemonę naudot, aš galėčiau jam tiesiog nurodyti savo elektroninę parduotuvę arba numesti jam būtent to produkto linką. Šiais laikais tai yra tikrai patogiau, kai dauguma daro apsipirkimą internetu, telefonu ir panašiai. Taip, tai yra žymiai patogiau. Ir jeigu kalbant apie pačias putas, tai ne kiekvienas gamintojas, kaip ir minėjau, turi tokį produktą. Būtent šios Kalusan vokiečių gamintojo putos ir visas jų brandas yra paremtas tuo, kad jie gamina tik putas. Rankų, pėdų ir kūno putas. Visos putos skiriasi viena nuo kitos, kadangi štai čia turiu atsivežus tokias fresh putas, jau vien iš pavadinimo galima suprasti, kad fresh kvapas gaiva ar ne, tai yra skirta prakaituojančioms pėdoms. Visi sportininkai, kas lanko įvairias treniruotės, sporto klubus arba turi tiesiog padidintą prakaitavimą, gali drąsiai naudoti šitas putas, kadangi jos turi tokį labai gaivų citrusinį kvapą, kuris neutralizuoja pėdos patį kvapą. O kada naudoti, kuriuo dienos metu geriausia? Jeigu mes kalbam apie tokį dalyką kaip prakaitavimas, labai dažnai klientai galvoja, taip, atsigulu į lovą, išsitepu pėdas kremu ir va dabar viskas yra gerai. Tai yra klaidinga, kadangi mums reikia stabdyti prakaitavimą tada, kada mes aktyviai judam
o ne tada, kada mes miegam. Kai mes miegam, mes turim kaip tik išprakaituoti, mes turim visus savo toksinus pašalinti per odą, o kai aktyviai judam, tada mums reikia stabdyti prakaitavimą, nes susiduriam su nemalonumais. Tai iš ryto, tai pradedam savo darbo dieną, žinom, kad eisim į darbą, eisim į sportą, tai tikrai ryte galim pasitepti, jeigu eisim į sportą, į dušą, tai po to irgi galim pasitepti, nes po sporto vidurį dienos nieks negulame lovą miegoti. Tai kai aktyviai judam, va tada ir naudojam. Toliau aš esu atsinešus dar tokias putas, va štai šitos ekstra putos. Gal pasakysiu, kad šitos 3, kurias atsinešiau, yra pačios perkamiausios. Ekstra jau jos šiek tiek skiriasi. Tai yra labai sausai odai putos ir jos skiriasi, pavyzdžiui, nuo Fresh tuo, kad jos yra visiškai bekvapas. O bekvapės dėl to, kad jos jau yra tinkamos naudoti cukriniu diabetu sergantiems žmonėms, kurie yra jautrus įvairiems dalykams. Sudėtyje yra labai daug šlapalo, tai yra net 10%, o šlapalas yra natūralus drėkiklis. Tai šitas putas gali naudoti visos sausaodės, kurios tiesiog turi ir skeldėjančius kulnus, ir sausą odą. O kaip tuo atveju, jeigu labai skilinėja, irgi tinka? Iš principo tikrai taip nepablogins situacijos, jeigu tepsis, bet jeigu yra labai skeldėjantis kulnai, reikia ieškoti priežasties, dėl ko jie skeldėja. Ir priežastis greičiausiai bus tame, kad žmogus naudoja pemzą namuose. Akivaizdu. Taip, akivaizdu ir dažniausiai, jeigu yra tikrai labai gilūs įtrūkimai, jau net ir kai kada kraujuojantis įtrūkimai, vien tik kremo namuose neužteks. Jau reikėtų apsilankyti bent porą kartų pas probleminio pedikiūro specialistą, kad jis rastų šaknį, nuo ko visą tai prasidėjo ir rastų, kaip iš to išeiti ir, žinoma, parinktų priemonės. Ir paskutinios putos yra sausai odai, tai yra va štai šitos, tai yra hidro žodis, reiškia, mums byloja apie tai, kad tai bus jau drėkiklis, tai yra sausai odai sukurtos putos, kurios labai greit įsigeria, čia jau šlapalo yra šiek tiek mažiau ir jas gali naudoti visi. Absoliučiai. Universalios priemonės. O jeigu pėdos sveikos, tiesiog profilaktiškai žinoma, taip galima, nes tai pėdas padrėkins. Mūsų pėdose irgi galima naudoti. Hidra, taip. Taip. Kodėl reikėtų mūsų pėdas iš principo drėkinti? Dėl to, kad mūsų pėdose nėra labai daug riebalinių liaukų ir jeigu atkreiptum dėmesį, ko gero ir salono merginos gali pasakyti, kad kai įsijungia šildymas ir ypatingai žmonės, kurie turi grindininius šildymus namuose, pėdų būklė pablogėja. Dėl to, kad labai malonu vaikščioti basomis per šiltas grindis. O ką daro šiltos grindys? Tai yra garina drėgmę iš mūsų pėdų, o tos drėgmės ir taip ne fontanai, nėra kas tas pėdas sutepa, nėra tos priežiūros. Tai dėl to tos putos ar kremas drėkinantis yra reikalingas kiekvienai pėdai. Ir dar vienas putas turiu, atsinešiau, žinau, kad vasarą jos irgi labai populiarios ir netgi šiaip ne tai, kad vasarą, bet ir visus metus galima sakyti, nes irgi dauguma klientų, vyrų, moterų nemėgsta tepti rankų kremu. Tai dar tik tai toks pastebėjimas vyrų, moterų, kad šitos priemonės yra universalios. Taip, ir vyrams, ir moterims, ir vaikams. Taip. Tikrai taip. Čia nėra tokio, kad būtent subalansuota moterim, būtent subalansuota vyram, tai yra tiesiog pėdų ir rankų priežiūros linija, kuri tinka bet kokiai lyčiai ir bet kokiam amžiui. Tai kalbant apie rankų priemonę, tai dauguma klientų, gal ir pati Dovilė, nemėgsta irgi rankų teptis, dėl to, kad lieka ant plaštakų riebalas. Taip, ar norisi nusivalyti tada rankas, tu negali dirbti su dokumentais, nes lieka riebaluotos dėmės. Tai čia irgi yra putos, kurios labai greitai susigeria ir jos turi jau gaivų tokį kvapą, tai galima naudoti ištisus metus ir tie klientai, kurie visą laiką sakė, kad jau tikrai nesitepsiu rankų kremu, už žiemą jos kilinėja, bet žinau, aš tiesiog jų netepu, tai šitas putas įsimyli. Ir kas yra labai... Jos vadinasi? Štai šitą. Tiesiog rankom. Tai yra vienas vienintelis produktas šito gamintojo, tai gali klientai tikrai išbandyti ir tokią talpą kiekviena moteris savo rankinukę gali turėti, nebūtina pirkti didelį. Tai labai kompaktiškas. Taip.
Dėkui, Monika, o dabar galima būtų tada paliekti dar gal kaukės ar kažkokius riebesnius kremus, gal rekomenduotumėt žiemos metu ar nebūtinai? Čia priklauso labai nuo kliento. Vieni klientai labai mėgsta savimi rūpintis namuose, jie laikosi visų rekomendacijų, jie skiria labai daug laiko, tai jeigu yra poreikis, yra noras, tikrai galima kaukės rinktis, bet tik norėčiau pabrėžti ir 3 šauktukus raudonus padėti, jokių būdų nesirinkite tokias kaukės, kurios parduodamos eiliniai maisto prekių parduotuviai, kur rašo, jog nusilupa, atsinaujina visa oda ir kojos tampa pėdos kaip kūdikio. Tai yra labai blogai, nes reikia tiesiog logiškai pagalvoti, kas su mumis vyksta. Kad šitaip nusilupa kaip nuo gyvatės oda. Vadinasi, ją mes smarkiai turim nudeginti tam, kad iššaukti regeneracijos procesą. Taip, tai mes sukeliam savo organizmui labai didelį stresą ir tu turi kokias 2 savaitės besilupančią odą, kuri tau kaba. Tikrai yra tokių produktų. Tie produktai yra, tai aišku, jie atitinka visus reikalavimus, bet aš sakyčiau, kai mes nueinam pas kosmetologą, tai jis juk irgi žino pagal mūsų odą, kokią priemonę naudoti. Ir žino, kad jeigu aš esu riebiaodė, man gali drąsiai dėti rūgštis, aš tikrai nesilupu, nesineriu. Bet jeigu sausiaodei tą padaryti, arba labai jautriai odai, galima padaryti tikrai problemų. Tai šitoj vietoj, jeigu nori daryti kaukės, rinkitės tik drėkinančias, maitinančias, kurios atneš didesnę naudą jūsų odai, negu tas toks besilupantis, besineriantis dalykas ant mūsų kojų, tuo labiau tai atrodo neestetiškai, kyla noras lupti tas dalis atplyšusias, tada pažeidžiama. Per stipriai. Taip, viskas yra tiesiog nudeginta, iššaukta, kai lupi tą odą, o dauguma klientų tą daro. Tu pažeidi, sukeli savo kažkokią tai žaizdą, tada skauda, tuo labiau jeigu mėgstate eiti į baseinus, saunas, kubilas, pirtis, sporto klubo dušą, jūs turite riziką toje atsilupusioje odoje pasigauti kažkokį tai negerą dalyką, kaip pavyzdžiui odos grybelį. Tai yra labai realu. Gerai, Monika, o tai tarkim pakalbėjom apie vaikščiojimą basomis po namų grindis ir panašiai, o kaip apie vaikščiojimą lauke, kur yra žemė, žolė ir panašiai? Iš principo tai basomis, kaip ir visur literatūroje senoviai, močiutė sakydavo, kad reikia vaikščioti, tai masažas. Taip, tai yra masažas, bet mes sveikatinimosi takeliai, tie vadinami, kur labai populiarūs šiuo metu. Taip, tai tikrai, bet ten yra skirtingos frakcijos. Tai yra akmenis, tai yra kažkoks smulkus žvyras, tai yra šapeliai, tai yra konkorėžiai. Taip, tai suaktyvina mūsų kraujotaką. Yra ir teigiamų dalykų. Yra tikrai ir teigiamų dalykų, bet mūsų klientai kur dažniausiai vaikšto? Tikrai ne po šitus takelius, o jie vaikšto savo daržuose, kur yra juodžemis, vaikšto po ką tik nupjautą žolę, kuri yra gana aštri ir irgi taip pat subraižo pėdas, vaikšto netgi ir per kažkokį asfaltą, kas nėra ypatingai gerai, nes vasarais tikrai įkaista. Smėlis, kaip gulim pajūry, mes jo neišvengsim ir viskas kaip ir yra gerai, bet vėlgi nepamirškime, jeigu važiuojame atostogauti, tai turim turėti kažkokį pėdų kremą, nes sūri jūra, ką daro, ištraukia drėgmę. Įkaitęs smėlis lygiai taip pat ištraukia drėgmę. Nepatepam kremu ir po atostogų grįžtam, žiūrim, mūsų pėdos sausos kaip Saharos dykuma. Bet tai yra normalus procesas. Tai jeigu klientas neturi visiškai jokių pėdų problemų, jo oda yra sveika, nėra įtrūkinėjimų, nėra kažkokių atsišerpetojimų, tai jis tikrai gali basomis po savo veją, po savo daržą vaikščioti, viskas yra gerai. Bet jeigu žmogus turi problemų, pavyzdžiui, įtrūkę kulnai ir su įtrūkusiais kulnais, su sausa oda, jis eina į savo daržą. Į tuos įtrūkimus prilenda žemių, prilenda visokių nešvarumų ir natūralu, kad žmogus nori vakare išsiplauti nešvarumus. Dažniausiai su kuo? Dažniausiai su kuo. Tikrai ne rankomis plaunant su muilu neišsiplauna, tada, reikia su pemza patrinti. Ir vėl subraižom odą ir kitą dieną mes su savo ta pabraižyta oda vėl einam į savo daržą, vėl prisirenkam į tuos įtrūkimus nešvarumų ir tie įtrūkimai taip ir nesugyja, nors klientai
Išploninam odą. Taip. Ir tie įtrūkimai iš principo jie ir nesugyja, dėl to, kad viduje yra svetimkūnis, kuris neleidžia tiems sluoksniams suaugti, dėl to, kad, kaip jie gali suaugti, jeigu yra žemės viduje. Tai reikėtų jau tokiu atveju apsilankyti pas probleminio pedikiūro specialistą, kad tuos įtrūkimus atverti, sutvarkyti, paruošti odą būtent tam naujam regeneraciniam procesui ir parinkti, aišku, pėdų priežiūrą. Va tokiem kulnam, kurie per visą vasarą rinko visas šiltnamio gėrybės iš žemės, jau reikėtų parinkti stipresnės priemonės, netgi ir su tom priemonėm kaukės pasidaryti. Ką galėtumėt rekomenduoti? Aš labai mėgstu ir rekomenduoju tiem žmonėm, kuriem iš tikrųjų reikalinga pagalba. Tai yra va štai šį Arkados kremą. Kuo jis yra ypatingas? Jis yra ypatingas tuo, kad sudėtyje yra arbatmedžio aliejaus ir kolageno. Jis turi neįtin malonų kvapą ir jo tekstūra, konsistencija yra va štai tokia. Tai yra, aš kaip klientams sakau, tai bus vazelinas. Taip, panašu, dėl to, kad sudėtyje yra arbatmedis. Klientams sakau, kad vis dėlto tai yra tokia skubi pagalba pėdoms, kurioms reikia... Arbatmedį dezinfekuoja. Ir dezinfekuoja, turi priešuždegiminių savybių ir kolagenas skatina greitesnę regeneraciją. Tai vat čia yra, kaip sakau, vazelinas, kurį nori, nenori, reikės užsitepti ant pėdų. Jis yra ypatingai riebus, nebus taip, kad patepsi ir jisai iš karto susigers. Tikrai taip nebus, jausis slidinėjimas, rekomenduotina geriau tepti 2 kartus per dieną, bet aš pilnai suprantu, kad mes esam visi užimti žmonės ir ryte labai dažnai nespėjom kavos puodelio išgerti, papusryčiauti, tai apie kremo pasitepimą jau čia mažai eina kalba, bet vakare būtinai, kai atsigulat į lovą, leiskit savo odai per naktį regeneruotis tik su pagalba. Kai tu prieš tai dar manęs klausai, Dovilė, apie kaukės. Tai šitą kremą aš netgi klientam rekomenduoju naudoti kaip kaukę. Kartą per savaitę pasitepti pėdas ir kol žiūri televizorių, kai turi žmogus ramybės kokias 5 minutės, tiesiog pateptas pėdas šiuo kremu. Filmus žiūrime, ten skaitom socialinius tinklus. Svarbiausia, kad nevaikščioti. Kol sėdim ant sofos, susukam pateptas pėdas į plėvelę ir palaikom iki 10 minučių. Mūsų tikslas nesukurti to šiltnamio efekto, kad toj plėveliai pradėtų rinktis kondensatas, bėgti, viskas brinkti. Gulė prieš knygos skaitimą vakare irgi galima tiesiog galima, kad ir dienos metu, svarbiausia, kad žmogus turėti laiko ir noro ir nevaikščioti, kad visa ta priemonė neliktų ant grindų ir kad žmogus neslidinėtų namuose. Ir kitas dalykas tai, kad kam reikalinga ta plėvelė? Tam, kad sukelti šiltnamio sąlygas, kaip sakau, tai yra pakelti temperatūrą. Kai mes pakeliam kūno temperatūrą, mūsų poros atsiveria ir tai, ką mes esam užtepę, susigeria žymiai geriau ir giliau, negu mes teptume priemonę ant šaltos odos. Tai puiku, tai manau, kad tikrai bus norinčių išbandyti ir pamatyti šitos priemonės efektą ne vienam žiūrovui. Aš manau, kad taip, tik tais čia mes šnekam apie tokias top produkcijas. Aš kaip suprantu, jau jūsų klientai išbandė ir buvo patenkinti rezultatai. Ne tik mano klientai išbandė, kadangi aš vedu mokymus, aš mokau specialistus būtent probleminio pedikiūro, kaip jį atlikti, mes aiškinamės, iš kur atsirado tos problemos, kodėl jos atsirado, ką daryti, kaip klientui padėti, kokias priemonės rekomenduoti, kaip nepasiklysti tarp visos gausos tų prekių. Būtent ta gausa. Tai labai gerai, kad turite tokį atrinktą savo asortimentą, išbandytą ant realių klientų žmonių ir matėt jau tą realų rezultatą, kurį galima pasiekti su kokybišką produkciją. Taip, ir tą rezultatą matė net mūsų modeliai, kuriuos mes pasikviečiam į mokymus, tam, kad jie ateitų pas mus nemokamai, skirtų savo laiką, mes ant jų mokysimės, kaip išspręsti jų problemas ir jiems visada papasakojam, ką jie blogai daro namuose, ką reikėtų pakeisti. Ir dažniausiai
99 procentai mūsų modelių įsigyja šitas prekes ir aš pasiemu tų žmonių kontaktus, kad kitą kartą, kai vesiu mokymus, kad tie patys žmonės ateitų. Ir aš turiu nuotraukas, vieno kurso pradžia kaip buvo, po ten mėnesio laiko kitas kursas ir mes parodysim žiūrovam, kaip pasikeitė oda, taikant būtent priežiūrą, tą visą pedikiūrą. Rezultatų. Tai bus labai įdomu pamatyti, kaip visą tai realiai atrodo. Prieš ir po. Taip, bet ką norėjau pasakyti, tai mes padarėm profesionalų pedikiūrą, tai yra sutvarkėm įtrūkimus. Ir įtrūkimus, ir suragėjimus, ir tada, kad galėtų sugerti tas visas veikliąsias medžiagas. Taip, nes nėra prasmės tepti priemonės ant labai sustorėjusios odos, tai kas iš to, kad tu tepsi, tai tu ir drėkinsi tą sustorėjimą, ten iki reikiamo audinio niekas net nenukeliaus. Ir kitas dalykas, tai kad mes per pedikiūrą sutvarkom tas problemas, rekomenduojam priemonę, žmogus tepasi ir kai ateina į kitus mokymus, jis jau ir pats mato rezultatus ir sako, aš niekada gyvenime neturėjau tokio rezultato, aš išbandžiau visus įmanomus kremus, aš pakeičiau ir pedikiūro meistrus. Tai mes gaunam net tą gerą feedbacką iš modelių, kurie ateina pas mus tiesiog nemokamai paslaugos, mainais. Manau, tai labai didelis pasiekimas ir įrodymas, kad priemonės tikrai geras ir profesionalios. Taip, ir dar kalbant apie priemonės, jų yra labai daug, mes galim toj pačioj vaistinėje nusipirkti, mes galim tam pačiam prekybos centre nusipirkti, kur perka maisto produktus, bet aš esu atsirinkus gamintojus tuos, kurie būtent specializuojasi į pėdų priežiūrą. Kaip ir mes prieš tai šnekėjom apie tai, kad podologas yra siauros krypties specialistas, kuris neapima ir antakių, ir blakstienų, ir depiliacijų. Tai lygiai toks pats yra mano požiūris renkantis produktus. Man turi būti numeris 1, kad tai būtų geras gamintojas, geros sudėtis, man tas yra labai svarbu, kad tai būtų efektyvu. Ir kitas dalykas, kad šitos priemonės realiai mano klientui atneštų naudą. Nes jeigu gamintojas jau, pavyzdžiui, virš 100 metų gamina tik pėdų priežiūros... Šitam gamintojui 100 metų, taip? Ne, aš bendrai kalbu, tiesiog kaip pavyzdį, kad jeigu... O gal žinote, kiek laiko šita firma būtent Kalusan egzistuoja? Negaliu tiksliai pasakyti, bet pavyzdžiui, tą patį visi žino gamintoją Gevolį. Jis daugiau negu 100 metų jau gamina tik pėdų priežiūrai skirtus produktus. Tai daug kas sako, manau. Taip, nes kiti gamintojai pradeda gaminti pėdų priežiūros produktus ir pamato, kad sunku įsisukti rinkoje, neparduoda tiek, kiek nori, pradeda tada leisti visokias papildomas priemonės. Vyriškas rankų kremas, moteriškas rankų kremas, papildai plaukam, tada išleidžia ten vaikam kažkokią tai liniją, kuri mama atėjusi grožio saloną, vartydama katalogą, neužsakys savo vaikui kažkokios ten, nežinau, žaisliuko, ar ne, kurį gamintojas turi. Ką, vyrui nepaims rankų kremo ar pėdų? Tai tu pradedi suprasti, kad nepaėjo su pėdom, nesurenka tiek, kiek tikėjosi ir dabar platina tą savo pirkėjų rinką tam, kad gauti pinigų. Tai aš buvau turėjus tokį vieną gamintoją, kuris man pradžioj labai patiko, jis specializavosi ties pėdų priežiūrą ir po kažkurio laiko aš pastebėjau, kad atsirado vaikų linija, vyrų linija, žaisliukai, dar kažkokios nesąmonės, kur galvoju, žodžiu, išsiplėtė labai. Labai išsiplėtė, man tas labai nepatiko, vadinasi, tu tiesiog nori paimti dar didesnį rinkos dalį ir tavo produktas, vadinasi, jis galbūt nėra efektyvus. O jeigu liečiant ne tik pėdas, bet ir nagus, tai prasme, probleminius nagus, grybelis, onicholis, atšokę nagai. Bet ką šiuo klausimu galėtumėt papasakoti apie priežiūrą namie ir apie aplamai jų būklės situaciją, kokių būna plačių problemų ir kaip jas tvarkyti, konkrečiai kojų nagų? Dauguma klientų susiduria su atšokusio nago problema, kuri vadinama bendriniu pavadinimu, tai yra onicholis.
Tai kai nago plokštelė atsiskiria nuo nago guolio ir tarp nago guolio ir plokštelės atsiranda tuščia ertmė, kurioje kaupiasi visas prakaitas, kuris ten kaupiasi ir visi nešvarumai ir dažniausiai, jeigu mes pamatom tokį negražų nagą, mes jį norim užmaskuoti, bėgam į saloną, lakuojam tą nagą, kad tik niekas jo nematytų. Bet čia jau kyla pavojus. Jeigu atšoko nagas, vadinasi, ten yra ertmė, kurioje, kaip ir minėjau, renkasi viskas, bet kas tik įmanoma. Ir jeigu mes tokį pažeistą nagą užlakuojam, mes prie visos tos terpės, kur yra šilta, drėgna, visokių bakterijų dauginasi, sukuriam tamsą, mes gaunam tokį trigubą efektą, palankų efektą. Patrigubinam problemą. Patrigubinam problemą, tiksliau ne pačią problemą, o riziką, kad kai nuimsim tą laką, tą mūsų džiaugsmą, kuris užmaskavo problemą, mes galim pamatyti arba jau ir grybelį, kad dar kitaip pasikeitė nagas, arba galim susidurti su tuo, kad tas nagas toje vietoje pažaliuos. Ir tiesiog įsimes bakterinę infekciją. Tai visada... Ką tokiu atveju reikėtų daryti? Visada aš savo klientams sakau, kad vis dėlto mes esam jau nebe maži vaikai, mūsų sveikata yra mūsų rankose, o ne pedikiūro specialisto rankose. Mes turim savim rūpintis ir jeigu mes matom kažkokią problemą, tai mes turim sureaguoti. Sveikas nagas, jis turi atrodyti kaip sveikas nagas. Jis negali būti pageltęs, jo struktūra negali būti pakitusi. Tai jeigu matom problemą, kreipkimės pas probleminio pedikiūro specialistą, pas podologą, galų gale pas tą patį dermatologą, kad jis paimtų tyrimą ir pasakytų, o galbūt šiai dienai čia jau yra grybelis, nes jeigu jo vakar nebuvo, ne faktas, kad šiandien jo neatsiras, nes tai yra klausimas. Čia yra laiko klausimas ir aplinkybių klausimas, ar mes galim jį turėti, ar negalim turėti. Bet rizika, jinai yra visada, absoliučiai visada. Kalbant apie nagų grybelį, tai tikrai nemažai žmonių jį turi ir irgi daug metų stengiasi maskuoti, nekreipti dėmesio, čia ataugs, bet deja tai yra susirgimas, kuris reikalauja gydymo ir nuolatinės priežiūros. Ir šitoj vietoj dar noriu padaryti akcentą, kad grybelis neišsigydo greitai. Tikrai. Kiek, tarkim, vidutiniškai laiko duotumėt vienam nagui? Jeigu tai yra tik pati pradžia, kada žmogus adekvačiai sureagavo, kad man kažkas atsitiko, tai gali užtrukti iki pusės metų. 6 mėnesiai. 6 mėnesiai. Yra per kiek atauga normalus sveikas nagas? Maždaug. Maždaug apie metus laiko. 8-12 mėnesių. Čia priklausomai nuo to, kaip greitai jis auga, ar o ką reikia daryti, kad jisai taip sveikai ataugtų, būtent nepaisant to, kad jis lankosi pas podologą, ar namie dar kažką reikia tepti panašiai. Jeigu tai yra kažkokia problema, mes šnekam dabar apie nagų grybelį, tai aš visada rekomenduoju nueiti pas dermatologą, kuris paskirs gydymą, ar ne, tai gali būti kažkokie tepalai, tai gali būti medikamentinis gydymas. Ir tas gydymas iš esmės priklauso nuo to, ką pas tave ras, nes tų grybų rūšių yra labai daug ir kiekviena rūšis gali būti gydoma skirtingai. Ir gydytojas skiria gydymą, probleminio pedikiūro specialistas šalina pažeistą nagą, tai yra jį frezuoja tam, kad sumažinti koloniją, kad tas... nagas yra visiškai šalinamas. Jo pažeista dalis, visiškai mes, jeigu tai yra dalis sveiko nago, mes jo tikrai nešalinam. Šalinam tik pažeistą dalį, kuri yra jau nebegyva ir kai frezuojam tą vietą, žmogui tikrai nėra skausminga, nereikia įsivaizduoti taip, kad reikės pririšti prie kėdės. Taip labiau estetinė problema negu skausmo. Tai gal sakyčiau ne estetinė problema, o nago paruošimas gydymui, efektyvesniam gydymui, kadangi jeigu tai yra pažeistas grybelio nagas, ten labai didelė yra milijardinė, tiesiog labai didelė kolonija. Ir jeigu mes visą tą gyvastį paliksim ir lašinsim kažkokius lašiukus, tai nereikia labai tikėtis, kad čia kažkokia ta situacija išsispręs. Tai dėl to gydytojas skiria gydymą, podologas nuima pažeistą dalį, kad sumažinti tą koloniją ir visi lašinami lašiukai suveiktų. Lašiukus tai reikia lašinti jau pačiam žmogui, taip, namuose? Na taip, reikia suprasti tokį dalyką, kad problema atsirado ne vakar. Jinai jau atsirado kurį laiką, tik žmogus nereagavo, nenorėjo, neturėjo laiko, nematė, ignoravo ir
milijonas priežasčių. Tam, kad kažką pasiekti, reikės dėl savęs, vėlgi dėl savęs, daug dirbti. Ir tikrai susiduriu su daug klientų, kurie nusiperka priemonės, mano rekomenduotas, lankosi į procedūrose, ateina, aš visada užduodu klausimą, tai kaip sekėsi lašinti, kaip sekėsi tepti. Lašinu, viską darau. Ir tai tęsiasi jau, pavyzdžiui, 3-4 mėnesiai ir aš matau, kad žmogus dar nenusipirko antros priemonės, o ta priemonė po 6 savaičių turėjo, maksimum po 8 baigtis. Tai aš jau suprantu, kad, žmogus gėdėjasi pripažinti, kad jis dėl savęs nelabai ką daro, jeigu ir daro kartą per savaitę, tai aš tiesiog jį informuoju, kad nesitikėkit iš manęs rezultato, dėl to, kad tai yra darbas kartu tandeme, abipusis. Aš iš savo pusės darau techninę dalį. Tiek, kiek jūs įdėsit darbą namuose, tokį jūs rezultatą ir turėsit. O kalbant apie priemonės, tai man labai patinka priešgrybelinis preparatas, kuris vadinasi Spirularin, tai yra vokiečių gamintojo produktas, kuris ypatingas tuo, jog jo veiklioji medžiaga yra mikrodumblis spirulina. Ir dar viena jo savybė yra tokia, kad jis tinkamas naudoti bet kokiame amžiuje, nes ir vaikams. Taip, su nagų grybeliu susiduria net ir vaikai. Ir labai jauno amžiaus vaikai, tai yra iki 10 metų jau gali turėti. Priežasčių gali būti yra labai, daug. Pažiūrėkim mūsų vaikus, ar ne, jie visur grupėse darželiuose laksto basomis. Tas grindis klausimas, kaip jas dezinfekuoja, kaip jas plauna, ar tikrai su tam tikrom priemonėm, kaip tie skudurai visi yra tvarkomi. Kitas dalykas, eina į treniruotės, dziudo, visokiausi basomis ar ne kažkokie pratimai. Tai iš ten ir karpas parsineša. Tiesiog jie labai aktyviai viską veikia. O avalynė turi įtakos? Ta prasme, tinkama, netinkama avalynė, nekvepuojanti. Žinoma, kad kuo natūralesnė avalynė, tuo jinai yra palankesnė mūsų sveikatai, nesvarbu koks mūsų amžius, bet iš esmės tai reiktų labai į avalynę kreipti bet kokiam amžiui dėmesį, nes nuo avalynės daug vėliau problemų gali atsirasti, nes visos problemos, kas susijęs su kaulais, su nagais, jos atsiranda ne per vieną dieną, ne per vieną naktį, o tai užtarnaujam dešimtmečiais. Spirulinas, šitas preparatas, Spirularin, kaip ir minėjau, gali būti naudojamas bet kokiam amžiui, tai tinka ir suaugusiems, ir vaikams. Ir labai dažnas būna klausimas man, Monika, ar galima šitą priemonę naudoti besilaukiančiom, žindančiom, diabetu sergantiem žmonėm? Tai taip galima visiems naudoti, kadangi jo pagrindas yra natūralus, nėra įdėta nieko tokio super cheminio tam, kad galėtų iššaukti kažkokią... Visų mamų turėtų būti mėgstamas produktas. Čia tas pats gamintojas sukūrė kremą naikinti karpom ir lygiai taip pat jį gali naudoti bet kokiame amžiuje, vyrai, moteris, vaikai. Ir ant pėdų būtent. Nebūtinai. Karpa pas mus gali būti ir ant rankų, ir ant pėdų, bet kur. Ir kuo ypatingas dar šitas dalykas, šitas kremas, tuo, kad jį reikia tepti 2 kartus per dieną, ryte, vakare, ir labai dažnai vaikai turi karpų. Ir nupirkus preparatą iš vaistinės, jį užlašinus dažniausiai graužia, nes tai yra arba šarmas, arba rūgštis, priklauso nuo to, kokia yra sudėtis. Ir vaikai po vienos tokios procedūros daugiau nebeduoda mamoms tepti, nes jiems skaudėjo, sukėlė nemalonų pojūtį ir sako, viskas išsisukinėja, bėga ir tu vaiko nepriversi. Šitas kremas skiriasi tuo, kad jis visiškai absoliučiai negraužia ir vieną kartą patepus vaikui, jis pamatys, kad tikrai negraužia ir leisis dar vieną kartą ir galų gale priklauso nuo to, koks jo amžius, jis gali padaryti tai savarankiškai, bet žinoma reikia prakontroliuoti, nes šioje situacijoje labai svarbu tai daryti kiekvieną mielą dieną. Čia būtent spirulino pagrindu, taip? Taip, čia yra dumblio pagrindu, kuris naikina viruso visą struktūrą. Kadangi sudėtis yra natūrali, nereikia tikėtis, kad per mėnesį laiko viskas. Kiek tepsim, tiek viskas dažniausiai išnyks. Kiek laiko užtrunka? Priklausomai nuo to, kada tai atsirado, ar, kaip ir minėjau, mes pamatom tik va dabar kažkas pas mus vyksta, ar mes jau turim 10 metų
ant pėdos, kur neprižiūrėjom, nereikėjo ir dabar susirūpinom tada, kada mums pradeda kelti skausmą. Tai kartais būna taip, kad reikia kreiptis pas dermatologą, kad jis parinktų tinkamą būdą ir pašalintų jau iš savo pusės. Ir tarkim, jeigu 3 mėnesiai yra gydoma kremu ir nepavyksta, tada jau reikėtų. Taip, aš visada rekomenduoju, nusipirkit 3 mėnesius, sukandę dantis, kiekvieną mielą dieną, su priminimais. Tepkit, jeigu per 3 mėnesius nepamatot rezultato, bet tik tada jau galima galvoti ėjimą pas dermatologą ir šalinimą kreoterapiją, tai yra su šalčiu arba galbūt ir pritaikant lazerio metodą, bet apie tai jau sprendžia gydytojas dermatologas. Tai kaip ir Monika, manau, kad jau palėtėm daugumą populiarių pėdų priežiūros problemų temų. Taip gana prabėgom ir jeigu ten ateityje bus klausimų žiūrovų, jeigu turite žiūrovai klausimų apie konkrečias savo problemas, tai labai lauksime jūsų žinučių, komentaruose ar tiesiog galite ir asmeniškai rašyti mums į Facebooką arba į Instagramą, tiek Monikai, tiek mums į Grožio namai Dovilė ir užduoti klausimus, kas jums rūpi ir mes pasitengsime sukurti išsamesnius podcastus, pokalbius apie jums rūpimus klausimus ir temas. Ne, Monika? Tikrai taip, nes visko prašnekėti per trumpą laiką, tiesiog yra neįmanoma, net kai vedu mokymus, teorinė dalis trunka net 3 valandas ir per tą teoriją tikrai neduodu skaidrių, kur yra įrašyta Google eilinė informacija, o rodau labai daug savo klientų nuotraukų, pavyzdžių, prieš, po ir tos 3 valandos visiems tiesiog kaip 1 minutė prabėga, o man atrodo, aš dar galėčiau kalbėti, nes papasakoti tikrai yra ką. Problemos unikalios. Tikrai taip, kiekvienas žmogus yra skirtingas ir tiesiog norisi kalbėti, norisi šviesti visuomenę, kad tų problemų būtų mažiau, bet tam, kad šviesti visuomenę, mums reikalingas jūsų feedbackas, jūsų klausimai, tiesiog, kad žinoti, kas jums aktualu, nes mes, kai užsisukam savo sferoje, atrodo jau apie viską prašnekėjom, visi viską žino. Tai taip pabaigai būtų toks prašymas, Monikos, kokie būtų 3 top patarimai profesionaliai pėdų priežiūrai namuose. Ką reikėtų turėti ar daryti, 3 tokie patarimai. Tai pirmas, metam pėdų pemzas ir visas dildes. Antras dalykas, tai yra pėdas tepame kremu. Trečias dalykas, mylim save, stebim savo sveikatą ir reaguojam į ištikusią problemą čia ir dabar, bet nestengiamės ją maskuoti, jos sprendimą atidėti vėlesniam laikui. Nes toks poelgis vėliau kainuoja ir finansiškai labai brangiai ir klausimas, ar iš vis tą problemą vėliau bus galima išspręsti. Labai geri patarimai, tai ačiū Monika tau. Ačiū labai Dovilė. Iki kito karto. Iki.